Sveiki, sveiki. Kalbinu, darau apklausą Kaišiadorių gyventojų apie jų svajonę. Iš tikrųjų, manau, mūsų svajonė būtų viena, tai pasėdėti ant grybo. Apie ką jūs kalbat? Apie grybuką. Va tą. Jūs irgi svajojate apie tai? Taip, mūsų svajonės O yra bendros. kas yra grybas? Jūs kalbate apie vandens bokštą? Tai yra grybukas. Jūsų svajonė ganėtinai įdomi, tačiau kodėl jūs tai norėtumėt padaryti? Juk tai paprasčiausias vandens bokštas. Tiesiog nuo vaikystės kalbėdavom, kaip būtų fainai tiesiog pakilti aukštai, užskristi ant to bokšto, Pasėdėti ant jo, pakilti kur nors aukščiau. nužvelgti savo gimtinę, tarsi iš paukščio skrydžio. Mes tarsi paukščiai, dėl to mes norime būti aukštai ir kartu pamatyti tai, ką jie mato. Realiai matau, kad jūs menininkai, vaikinukas su ilgais plaukais. Linkiu jum, kad išsipildytų svajonę, nors tai ir neįmanoma. Sėkmės jum tada. Ar jūs turite svajonę? Taip. Bet dauguma, pavyzdžiui, jie ekstremalius pojūčius, o jūs norite pasiekti ramybę.